Aš atrodo, ten iš už kampo jau sudalyvavau smarkiai. Bet aš iš tikrųjų manau, kad tai nebuvo tvarkingai padarytas tyrimas. Imti reikia žiūrėti. Aš irgi galiu paklausti Prunskienės, kaip jums atrodo, kodėl tie, kurie jūs, ar jūs tikrai apšmeižė, ar jūs tikrai ten gera buvot, ar ten. Tarsi reikia žinot, ką klausti. Ir jeigu aš klausiu verslininko, jo labiau neturėjusio nieko bendro su ta žiniasklaidos priemonė apie jo nuomonę, tai aš žinau, kad aš renku gandus. Tai reikėtų taip ir pristatyti. Ir aš čia pasišnekėjau su kolega, kuris atsistatydino, tai jo motyvai čia buvo paaiškinti iš tikrųjų nekorektiškai. Jisai atsistatydino ne dėl to, kad LNK čia yra blogai pavaizduota, bet dėl to, kad jisai uždavė tuos pačius klausimus, kuriuos aš uždavinėjau ir negavo atsakymų. Taip kad už nugaros kalbėti yra negražu. Taip, tai tada dabar apie tai, kas čia yra diskusijos objektas, tai yra žiniasklaidos kova prieš nusikalstamumą ir korupciją. Ir man tokia didelė garbė čia iš tikrųjų vieninteliai žurnalistai kalbėti, todėl kad ir iki manęs, ir po manęs tų žurnalistų kaip ir profesionalių čia nelabai šnekės, tai dabar turiu kažkokiu tai būdu šitą frontą išlaikyti. Kai mes kalbam apie žurnalistinius tyrimus, tai mums, ir ypač Lietuvoje, mums reikia susitarti dėl savokų. Aš esu įsitikinus, kad žurnalistinių tyrimų Lietuvoje apskritai nėra. Todėl, kad jeigu mes imam amerikonišką vadovėlį ar tą patį britišką vadovėlį, jisai ar praktika, tiesiog, arba paskaitom Pulitzerio premiją apdovanotus tyrimus, tai ir ypač aprašymus, kaip tie tyrimai buvo vykdomi, tokių dalykų Lietuvoje nevyksta apskritai. Nevyko ir dar ilgai nevyks, todėl kad tai yra labai brangu. Tai, kas Lietuvoje vadinasi žurnalistiniais tyrimais, pavyzdžiui, tai, kas yra mes su Rasa dviese. Va, jinai ten kampelį sėdi ir čia... Tai yra mažiausias biudžetas Lietuvoje. Aš iš tikrųjų, jeigu čia yra jaunųjų žurnalistų, aš jums siūlau pasirinkti šou verslą, todėl kad čia nėra tai, iš ko galima pragyventi. Šito neapmoka jokia televizija, niekas neinvestuoja į tos tyrimus, yra pavadinimai. Tai, ko mes užsiimam, vargu ar galima, mus toleruoja, sakydami, na, vienas dalykas mus žiūri, tai čia jau yra tas komercinė dalis, o kitas dalykas, mes paprastai esam tokiai, gal dėl to, kad mes tokiai nišai, kur konkurencijos kaip ir nėra, nes niekas to pačiu neužsiima. Mes tiesiog savo nusistatę, kad mes tiesiog darom laidas apie tai, kas yra įvardinta kaip viešas interesas. Tai tuo mes skiriamės nuo kitų. Bet tai nėra žurnalistiniai tyrimai. Žurnalistiniai tyrimai atliekami mažiausiai pusmetį, geros žurnalistų grupės, kada einama prie pirminių šaltinių ir taip toliau. Mes labai retai turime tą galimybę. Tiesa, mes turime tokią išskirtinę savybę, kad ir viena ir kita mes turim tam tikras temas, kurio mes seniai dirbam. Rasai tai yra paminklos-sauga, man tai yra žaliųjų visi reikalai ir kai ėmėsi kokios nors temos, tada jau žinai, kur kasti, nes ten jau yra gerokai iškasinėta, ten jau yra didelis urvas ir žinai, kur kas padėta. Tai galbūt tuo aspektu dar mes kažkiek tai panašus į tuos tyrimus. Kitas dalykas pačioj temai buvo toksai lygtai keistas dalykas, nes tyrimas yra nešališkas, o mes kalbam apie kovą. Kova yra labai šališkas dalykas. Tai kai tu kovoji su korupcija, tai tu jau esi nešališkas, vadinasi ir labai neetiškas ir visoks kitoks. Tai todėl, kad tu, sakai nuomonę, vartoji būdvardžius, ką mes labai sėkmingai darom ir šito neslėpia. Mes iš tikrųjų esam labai šališka žurnalistika. Ta laida, kurią mes kuriam, tai yra labai šališkas dalykas. Mes taip manom apie tos reiškinius ir mes kažkaip tai nelabai stengiamės slėpti savo tą nuomonę. Tai Lietuvoje ir jeigu jūs norit atkreipti, palyginti, jūs čia lyginot su britiškais laikraščiais, tai aš jums siūlyčiau britiškas laidas arba bet kurias europinės laidas palyginti su lietuviškom, kurios sakosi, kad yra tyriamosios žurnalistikos, tai atlikus tokį paprastą tyrimą, kiek laiko eina titrai. Tai mūsų titrai praeina per 1,5 sekundės, nes tai yra
5 pavardės įskaitant, nežinau, tikriausiai mes ten įrašom visus, kas nors kiek Grimerė tikriausiai irgi įrašom. O žurnalistų ten yra 2 pavardės ir tai yra viskas. Pastaruoju metu, kai įvyko šitas optimizacija ir dėka žurnalistų sąjungos mes pradėjome mokėti galų gale sodros mokestį, tai sodros mokestis mums kainavo vieną žurnalistą iš mūsų komandos, kurį tiesiog reikia išmesti, todėl kad nebeliko pinigų jam mokėti atlyginimo. Tai va tokia yra tyriamoji žurnalistika Lietuvoje. Nes šito aspekto niekas nepagalvoja, todėl kad tai tiesiog buvo nuskaityta nuo biudžeto ir tuo baigėsi viskas. Va, tai ar po to mes dar galim kalbėti apie kokią nors žurnalistiką, tai tokią tyriamąją. Tai gal nebent, čia Lietuvoje, čia tokia išgyvenimo stovykla. Tai aš, jeigu kas nors norės pasimokyti, tai labai kviečiam, nes darbo rankų trūksta. Tai visada prašom krūvą laikraščių, ta prasme, popierių perversti ir išnagrinėti. Taip, toliau tai yra pakankamai pavojingas dalykas Lietuvoje, ne fizinė prasme. Mūsų dažnai klausia, kaip čia, ar jums negrasina, mums niekas negrasina. Mums grasina tik tai vienas dalykas, kad rytoj tu neturėsi to darbelio, kurį tu šiandien turi. Reikės ieškotis kitos bačkos, nuo kurios rėkauti tuos pačius dalykus. Tai ekonomiškai tai yra pavojingas dalykas, nes aš jau paminėjau šitą pavyzdį, kada kompanija tiesiog, taip, be abejo, tai yra verslas. Ir tai yra verslas visų pirma, šiuo metu mes tą ypatingai jaučiam, kada yra karpomi biudžetai negailestingai dėl to, kad pasikeitė kažkokios tai verslo sąlygos. Ir politikai pakeitė verslo sąlygas. Tai ir aš, kai dabar taip yra kapojamas tas pats Tomkus, tai, jisai yra, jau atvirai, lengvai, taip aš nežinau, mano nuomonė, pamišęs žmogus. Jisai turi sienlaikraštį, kuris yra 7000 parduoto tiražo. Tai yra bankrotas, iš principo. Kai aš norėčiau, kad būtų viešai šnekama ne apie sienlaikraštį, aš norėčiau, kad apie, pavyzdžiui, nacionalinį transliuotoją būtų šnekama. Nes tai yra rimta. Tomkus yra nerimta. Jisai tik tai garsiai rėkia, niekas jo daugiau ir tai turi tiek atgarsio, kiek kiti atkartoja kaip aidas. O tai jau yra praktiškai numeris. O kai mes šnekam apie nacionalinį transliuotoją, tai atsiranda labai daug bet tačiau. Tai va, toliau kalbant apie brangumą. Toliau yra vienas iš, tas brangumas, tai yra bylos. Aš visose vietose, kai jau galiu papasakoti, tai papasakoju tą 5 metų epopėją apie teismus, kada va čia su STT pradėjom, STT po STT vėliava, kai pradėjo mus ten iš tikrųjų sodinti, šmeižto bylos, nes užkabinom prokurorą, o generalinė prokuratūra iškėlė bylą, STT pabėgo, niekas nebegynė, žurnalistų sąjunga pamiršo. Mes buvom, galų gale, finale mes buvom vieni, dar buvo, vat LNK reikia pagirti, nes kai tai buvo Baltijos televizija, kai pereinė LNK staiga sugalvojo, kad gins ir užmokėjo advokatui. Tai pirmą kartą aš turėjau advokatą, aukščiausiam teisme jau ne, nes jau apsigalvojo, nebemokėjo. Bet bylą laimėjau, nežinau, kažkodėl. Kažkam tai matyti, kažkaip tai sistema nesuveikia. Bet jeigu būtų sistema, tai aš nemanau, kad arba žurnalistų sąjunga nebūtų manęs gynusi, arba dar kas nors. Visi šitoje žiniasklaidos sistemoje užsiima patys savim, aš taip įsivaizduoju. Ir jeigu tu išplauki, tai dabar apie mane Dainius sako, o čia Rūta, čia tyriamoji žurnalistika. Jeigu aš būčiau pralošus, tai aš būčiau labai neigiamas pavyzdys. Kai buvau pas Transparency International, kai buvau pas Gudaitį, kaip ir neigiamas pavyzdys, gavau už tą tyrimą žurnalistinį 3 papeikimus iš Gudaičio, iš tos etikos inspektoriaus. Pirma už tai, kad blogai su tuo stulpinu, kuris iš tikrųjų nusipirko už labai pigiai daug pajūrio žemės, tai yra faktas. Ir dabar jam pačiam byla yra iškelta baudžiamoji. Bet faktas, kad lieki vienas ir tada turi toliau kastis. Kaip jau išeina, taip išplaukė. Dabar čia labai teisingai buvo kalbama apie tai, kad nepaisant to, kad tu būsi labai geras, uždirbsi labai mažai, ten nuo visų bačkų rėks ir taip toliau, vis tiek tave laikys korumpuotu. Todėl, kad aš atsimenu,